Sveiki bičiuliai. Turbūt matėte ankstesnius reportažus apie lietuvišką ir amerikietiškus sausuosius davinius. Taigi tęsime šią temą ir šiandien apžvelgsime štai rusų armijos specialiosios paskirties pajėgų dalinių sausuosius davinius, taip vadinamo specnazo davinį. Kaip matote iš karto, ant pakelio yra etiketė, kurioje yra nurodytas galiojimo laikas, nurodyti svoriai ir kalorijos. Taip kad visa maisto informacija yra iš karto ant išorinės etiketės. Kaip matote, viskas supakuota į, taip pasakyčiau, kamufliažinį tokį celofaną pakuotę. Pakuotė pati yra dydžio beveik kaip batų dėžė, sveria tikrai daug, nežinau, 1,5 kilogramų galbūt, ar kažkas tokio. Tikrai daug sveriantis daiktas. Ir pabandome dabar įlysti vidų. Taigi, prapjoviau vieną galą ir bandau ištraukti viduje esančią kartoninę dėžę. Štai, matote, kartoninė dėžė su kartoniniu dangteliu ir taip pat randame instrukciją ir viduj. Taip pat surašyta kalorijų kiekiai, surašyta, ką valgyti pusryčiams, ką valgyti pietums, ką vakarieniai, kadangi irgi čia yra labai didelis kiekis maisto, 24 valandoms maistas, tai yra ne taip kaip lietuvių ar amerikonų atveju duodamas davinys, duodami 3 daviniai per dieną. Šitas davinys šitiems spec daliniams duodamas vienas. Taip pat kaip ir First Strike amerikietiškas variantas, kurį mes apžvelgėme anksčiau. Iš karto atidarę matome sauso kūro tabletės ir štai matote iš karto ir išsilankstomą viryklėlę. Sausas kūras toksai, matote, yra su dagtim žalia ir matome iš karto yra braukimui. Čia yra būtent tokia kaip ant degtukų būna siera ir štai uždegimo sistema. Degtuko šone taip pat būna toksai braukimo laukelis, kur braukiame sausą į kūrą ir jisai užsidega nuo šičia ir pradeda visas degti. Taip kad šitam dalykui nereikia jokių papildomų priemonių uždegti. Sekantis dalykas. Iškart matome tubelės, štai tokios tubelės sutirštinto kondensuoto pieno. Pasaldinto sutirštinto kondensuoto pieno. 3 tubelės po 90 gramų. Sutirštintas kondensuotas pienas 100 gramų turi apie 320 kalorijų. Taip kad šičia yra beveik 1000 kalorijų. Toliau iš karto matome atsigerti su šiaudeliu toks pakelis sulčių, obuolių sulčių, 100% obuolių sultis 0,2 litro, tai 200 gramų. Toliau matome labai daug sausainių. Štai, kiek yra daug krekerių per bušnelį sausainių. Štai, kiek daug sausainių. Matyt, rusai minta tik tai sausainiais. Ir kas dar linksma, kad instrukcijoje parašyta, štai šitoj instrukcijoje parašyta, kad это есть армянские галеты и надо использовать вместо хлеба. Taip kad vietoj iš karto instrukcijoje parašyta, kad šitos dalykus reikia naudoti vietoj duonos. Taip, toliau kas seka? Seka toliau kaip taip vadinamas bomžpakas. Tai yra Rolton makaronai užpilami karštu vandeniu, vištienos skonio, sriubytė tokia. Ką dar randame? Randame štai tokį pakelį su guma. Turbūt visi prisimename prieš kokius 15-20 metų tokios gumos būdavo visur turguose ir kioskuose. Kažkokia tais rusiškas guma, braškių skonio. Toliau, kas labai smagu, yra kinietiškas žiebtuvėlis. Štai, netgi dega. Puikus kinietiškas žiebtuvėlis. Dar, štai matome, lietuviškas variantas yra šokoladas princas, o čia, matyt, kažkoks tais rusiškas šokoladas princas. Šokolado plytelė, 60 gramų, irgi kaloringas daiktas. Toliau matome
daržovių konservas, matosi, 360 gramų. 360 gramų. Štai dar yra pora konservų. Vienas konservas yra jautiena, tušinta jautiena, jautienos troškinys. Kitas konservas yra grikių košė su jautiena. Be to dar yra vienas konservas, tai yra žuvis saira, taip kad jie dar į racioną įdėję yra ir žuvį. Štai taip pat rinkinyje yra vandens dezinfekavimo tabletės 2, taip kad rusai pagalvojo apie viską. Be to randame Galinos Blankos sultinio kubelį, tikrai nežinau kokios skonio, bet paprastas sultinio kubelis. Ir dar štai 4 maišeliai cukraus, 2 maišeliai arbatos ir drėgnų servetėlių. Štai toksai vat rusų specnazo sausasis davinys. Ir vėlgi dėkojame Kariauk LT pramogų puslapiui už šitą dalyką, kad mes galime jums jį parodyti. Tai tiek šiam kartą.